Labą dieną kolektyvas. Žodžiu, tai yra atėjo pavasaris. Ir sugalvojau žolytę susitvarkyti ant savo kiemo. Žolytė dabar pageltonavus, tokia negražiai. Galvoju, ką čia daryti. Tai sumaiščiau nusipirktą aeratorių. Pasiėmiau tokį skvarną ir bandysiu išpakuoti ir pasižiūrėsim, kaip jisai veikia. Kiemas nedidelis, kokie 3-4 arai. Tai jo, nėra jinai tokia ta žolė. Labai prasta pas mane, prižiūriu, bet dabar bus dar gražesnė. Tai va, išpakuosim, parodysiu, kaip jinai, koks aparatas ir kaip atrodo ir kaip dirba. Va, pasiėmiau kucačkas vadinamas. Nutirpam žaliušę, apsaugos tokios sudėtos. Nenusivozdintų niekas. Kaip matot, nepaminėjau. Šitas aparatas yra elektrinis nuo laido, gal ne toks patogus kaip akumuliatorinis arba benzininis, bet kaina geresnė. Per pusę pigiau negu nuo akumuliatorinis. Jeigu dar baterijos reikėtų, 2,5 karto. Aišku, kažkur, kur didesni plotai, patogiau yra benzinka arba akumuliatoriai. Bet man kaip tokiam plotui tai labai gerai čia užteks. Taip, čia va reguliavimas aukščio matau. Paspaudi. Dušnis. Gal čia kažkas pačinta. Šitie peiliai keičiasi, čia atsisuka, matau, 2 varžtai ir įsistato kitas velenas, jeigu reikia. Irgi labai paprasta turėtų būti. Kaip čia tas aukštas reguliuojas? Pažiūrėsim. Ai, va. Aukščiau. Gali susistatyti kaip nori. Girdėjau atsiliepimai, kad jisai biškį kertasi kaip žolės prigauna. Nu, bet pažiūrėsiu. Kaip čia bus. Šiaip simpatiškas mažiukas, manau, toksai. Ai, kašiką reikia sudėti. Sudėta kašikas. Matau, yra tokie kabliukai, va. Irgi labai lengva. Čia, manau, netgi moteris pasidarytų pati. Svorio nedaug. Easy, kaip sako. Ką tik uždėsi, dabar neuždėsi.
žolės. Šilės eini, viskas gerai. Taip ir šitas dar turėtų užsidėti. Kažkaip taip. Gal šitas nesidėti. Ne, dedas. Kašikas ready. Rūgus visai. Susipėlė išpėlė. Esu dirbęs su panašiu, tai čia šitos vietos taip visokiam šaržolė tikrai 100% išbandyta šitos vietos. Kemšasi. Paskui sunkiai įsistato šitas kašikas. Bet su kokiu nors suktuvėliu pradražiai gerai. Pukt. Viskas. Va. Tai kaip ir ready. Reikia bandyti dabar pjauti. Atsitrauksiu prailgintoje. Taip. Čia va prakiši. Ir što užkabini. Viskas. Ką, pasižiūrim kaip garsas. Čia yra rozetė, visų pirma reikia į rozetę įjungti. Į rozetę įjungti pradėtų veikti, tai kažkaip nelabai gaunasi. Nu ką, gerai. Čia įjungiam. Ką padarėm? Matot, darbas labai lengvas, gali dirbti net vaikai. Tik tai viena problemytė, kad labai greit kašikas užsipildo. O dėl to užsipildo, kad labai retai buvo darytas aeravimas. Jeigu dažniau daryt, tai mažiau bus tų negyvos žolės. Va, pilnas kašikas. Dirbam toliau. Dar kitas plotas. Nu ką, reziumė tokia, kad va, pjauna žiauriai gerai, žiauriai gražiai. Po kelių dienų užbėrus trąšų turėtų atsigauti ir sužaliuoti. Dizainas neblogas, mažytė, viskas čiki gviki. Lengvutė, viskas gerai. Trūkumai, kad labai greitai prisipildo bakas ir šičia tos vietos užsikemša. Įstatyti biški sunkiau. Pavalai, su kokio atsuktuvėliu viskas. Šiaip viskas čiki, žodžiu. Žolytė, žalios, gražiai. Sklypas, bet visur dar vietos žalių, visokie likučiai, visokie dabar pasikeisiu į kitą gyvenimą.
šliuoklėm. Pažiūrėsiu, kaip šitas dabar surinkinės. Iški čia pavalysim. Žiūrėsim, kaip dirbs. Nu ką, baigiau. Žolytę savo tvarkyt. Žiauriai gerai iššukavo. Paskutinis etapas. Su kabliais iššukavo, bet jau kiek visokio šalia buvo. Tai vajai. Dabar lygų pradės žaliuot. Bus puikioji. Žodžiu, gerai įsilygino tikrai. Ir gumbus visus pjaustės sulygino. Žodžiu, nuskaitau aparatą. Nu ką, rezultatas po kokio kelių dienų turėtų būti. Liuks.